Ką, šiandien bandysim žvejot karosus ties vangais, kaip dažniausia. Dabar plaukiu ieškotis žuvies. Žuvies tai ne kažin ką rodo. Žiūrėsim, pasiieškosiu kur daugiau, atsistosiu ir maišysim tada pašarus. Čia o žuvies prie dugno kažkokios yra biški. Gal karosai. Čia turbūt ir bandyti reikės kažkur. Gerai metuosi inkarus ir bandysim kažką pagauti. Tai pašarą naudosiu traperį. Karpis raudonas. Sekretas. Šitą bandysiu. Ir dar turiu likučio česnakinių. Karšinio traperinių. Pirmiausia šitą užmaišysiu, pažiūrėsim kas bus. O jei kas, ir ana. Dar įdėsiu truputį bioaktyvatoriaus. Bloodwormas. Čia. Dėl kvapo smirda. Gaudysiu ant dziko ir ant sliekų. Tai tiek, maišau pašarą ir bandysim, kas gausis. Taip, pašariukas užmaišytas, meškeriai išsiskleistos. Bandysim kažką sugauti. Dedam pašarų. Šėryklą uždarą, užsidėjau uždarą šėryklą, kad ne taip greit išplautų. Karosam nebūtina, kad tą pašarą tiek daug plautų. Pirmas kibimas, šniūriukas užkibo. Taip, dedam. Dedam dzikučių. Kokius tris dzikučius. Op. Metam pirmą meškerę, šitą metam biškį sekliau. Jo, beveik. Šitą sekliau užmetam vieną. Apsimėtyti reikia, neaišku, kur bus geriau. Pašaras maišusi. Čiut sekliau šitą metam. O šitą užmesim šitą giliau šiek tiek. Ant nuėjimo į 6 metrus. Taip. Slieko kol kas nededam, bandysiu pirmiausia ant dziko. Kažkaip šiais metais kiek gaudau, tai ant slieko prastai kimba. Dažniausiai čiombiukai. Čiombiukai, o mariausi tai iš vis grundulai užkariavę marias. Šitą mesim giliau. Opa. Va, šitip. Pažiūrėsim, kurioj pusėje pirmiausia kibimų sulauksim. Taip. Užtaisytos. Nu ir paskutinė žiemenukė po valtim.
pašaru. Porą dzikučių uždedam. Tie dzikučiai tokie ne visai maži. Ant tokio kabliuko tai 2 dzikai pilnas kablys. Ir metam. Nu, tai Chalotas kažką tai rodo. Kažkas praeina mano šėryklą su pašaru byrančiu. Va. Viskas užtaisytos meškerės. Viskas paruošta. Laukiam kibimo. Kibimo belaukdami užkasim pusryčius. Į tą tarpą gal kažkas paims. Kaip dažniausiai, jei kažką veikia, tai tada kimba. A jei laukia, tai tada nekimba. Ką, pirmas kibimas. Dar nespėjau nei baigt valgyti. Ir kažkas pareina. Greičiausiai karosas. Nei graibštų neįsiskleidęs ar nieko. Dar vis kramtau. Karosiukas. Ne per didžiausias. Oi, išgadzinau. Šėryklą pataikiau į galvą. Parplaukė, parplaukė. Taip. Viskas. O, koksai. O, puskelis. Puskelis geras. 600 gramų gal. Vienas karosas yra jau. Dėsim pašariuką. Mesim vėl. Lauksim sekančio. Paėmė sekliau biškį. Į tą pusę, žeminukė kibimas. O, kažkas tai yra, blin. Vis dar neįsiskleidęs graibštų. O, čia dar kažkas tai įdomesnio. Viski iš rytis važiuoja. Čia parpuksavimą. Nu. Žiūrėsim, kas čia gal karšis. O, tut. Šia. Piktas. Piktas, tik neįteik. Man išniūrus inkaro. Tai apsuks inkaro šniūrą, viskas. Viso gero. Kažkas didesnio. Arba piktesnio. Nu čia Chalotas šiaip tai rodė po valtim, kad yra tos žuvies kažkokios atsistojusios. Jis visai nenori eit. Visai nenori eit. Aha. Prie srovę plaukia. Gal parodyt. Pasirodytų teisingiau. Ir jums parodyt, kas čia per žuvis. Vaikštų, tai vaikštų jisai čia. Gal karpiukas koksai. O, matau šešėlį. Jo, karpis. Ai, Karpis, o kaip jisai. Man pažiūrėkit, kaip jisai plaukia. Nu, toksai. Spėju, kad dar nelegalas. Nu, kaip jį dabar paimta graibštų.
Jis už nosius užsikabinęs. Jis trynėsi greičiausiai, net nekibo kaip priklauso. Koksai karpis, kai kur užsikabinęs. Gražus, bet tik legalaus spėjų trūksta. Gal... nesusidaužyt. Blin. Nelabai turiu kuo pamatuoti aš tave. O. Gražus karpis. Čiukšt. Čiukšt. Va šitą. O, koksai. Paleisiu šį greičiausiai, nes neturiu ko pamatuoti. Gal legalas, o gal nelegalas. Opa. Nu jo, visai smagu. Visai smagu ir patraukt buvo tokį. Nedidelis, bet iš čia duoda vėjo. Eina gražiai. Ką, net nespėjau užmest anos meškerės. Nespėjau uždėti dzikų. Dedam dzikučius. Užmetam pirmiausia pikeriuką. O po to ir žeminukę. Nu čia jau pšiukamat. Taip apsiviniuos, taigi. Ir taip norėdamas neviniuosi. Va čia sugeba. Nu atsikabink. Taip, blin. Taip, blin. O, viskas. Galima mesti. Ten, kur užkibo pirmas karusiukas. Ta pačia vieta. Pastatom meškerytę. Na, o dabar žeminukę. Pavaldėm karpis, matai, atėjo visai čia. Paragaut pašaro atsitiktinis, greičiausiai čia tie karpiai, tai čia jų yra, bet jie nelabai kimba taip tikslingai. Nežinau. Pasigauna atsitiktinai dažniausiai. Nu, kas susiima juos gaudytas pagauna, bet šiaip tai nelabai. Nors matosi jie ir vartos ir visa kita. Taip, leidžiam žeminukę. Nu, gal dar kažkas panašaus užkips. O, viskas užtaisyta. Laukiam toliau. Dar vienas kibimukas. Sekliau metant. Bet čia jau koja greičiausia bus. Nejaučiu didelio pasipriešinimo ir kibimas buvo toks silpnas. Jo, čia kojytė. Kojytė čia. Iškart mes ją paleisim. Oi, dar ir rėjus. Nusgreblintų jų reikia neištariu. Kur tas šiaudas? Šiaudukas. Taip. Reikia storesnį galą naudoti. Nu tai kur tu čia dabar? O. Kojukį. Nu, sulaukiau kibimo.
po kokios 20 minučių geros. Ir panašu, kad karosas. Antras. Sunkiai eina. Bet per daug nesispardu, atrodo, kad kokį kelmą užsikabinęs traukia tiesiog ir viskas, svoris. Ir dar lenda po vieną meškerę. Nu, tai ką padarysim, mes jam duosim kelią. Jeigu aš jau nenoriu traukti į save, leisim ait, kur jisai nori. O, štai ir karosas. Ui. Leisim frikcioną, jeigu sprintuotų, nenumuštų pavadėlių, nes pavadėlis 0,14. Tai labai nesunkiai. Nu. Eik. Ojejejej, aš vis dar graibštų neįsiskleidęs. Balyn. Paėmė. Storas, tai storas. Storulis Neman. Pavalgęs. Spėju, kad tikrų pilnas jie. Patelė bus. Gražus. Nu ir ką, kartojam procedūrą. Dedam pašariuką, dedam dzikutį ir metam. Va, šitiep. Čia dzikas iš esmės dar ir sueitų kartelį, bet uždėsim šviežią. Uždėsim šviežio. Taip. Ir pametam. Ten maždaug, kur užmetu, maždaug 4,5 metrai. Gylis, tokiam gylį ir kimba dar šiek tiek. O tenai link 6 metrų nekimba visai. Nekibimų nemačiau. Ką laukiam? Sekančio kliovo. Echalotas kokias dešras rodo. Po valtim žuvis stovi, bet nekimba. Nu, paėmė ir ant žeminukės. Bet kuoja. Jaučiasi, gal net ir ne kuoja. Kuoja, mažytė kuoja. Nesispardyk. Aš tave noriu parodyti. Kokio tu dydžio. Per delną. Nu ką, paėmė dar vienas karosas panašu. Tik žeminukę padėjau, atsisuku, kad kibimas. Ir pareina. Pasiruošti reikia iš karto. Graibštą. Kad nereiktų ranką gaudyti. Ir šlapt rankovių. Tai sunkiai arčiau valties. Link manęs turbūt plaukė, tai buvo lengva. Bet tai ko jam reikia eiti į tą pusę, a? Ko jie ten eina į tą pusę vis? Vat būtinai ten reikia eiti. Nu, karosas matau nemažas.
lyginant. Lyginant nemažas. Nu, išsigandai. Ajajai, kaip bijo graibšto. Nu, kilogramas bus. Svorio yra. Nesispardom. Nusuku biškinės kamerą, aptaškys kaip visą laiką. O. Koksai karasiukas. Kilogramas drąsiai. Vėl ant žeminukės. Ir eilinį kartą koja. Oi ne, šerys, marekas koksai. Ir tūsi mane pavalgyt. Ai ta. Dryžuotas. Koksai. Švėrės dryžuotas. Varyk namo. Ką, visos meškerės užtaisytos. Laukiam toliau. Nu, ant šitos tai nekimba visiškai. Absoliučiai. Na ką, laukiam. Vėl kibimukas ant dešinės meškerės, kuri metama sekliau. Ir vėl karosas panašu. Graibšta. Pasiruošiam. Ir vėl plaukia į kairę pusę. Visą laiką lenda pro aną meškerę. Juos ten traukia tiesiog. Žino jie. Žino, kad ten už kažko galima užkliūt. Spaudžia. Lyg tai nanos kibo. Nenoriu greitai galvos sukinėti, nes po to niekas nesimato. Nedidelis. Gal net be graibštų šiandien, nors šlapsiu. Viltelį ranką įkišęs, reikia su graibštu gaudyti. Nesitaškom. Nesitaškom. Šitas jau nedidukas. Puskiliukas. Matau, kad kabliuką įvalgęs. Dar anos meškerės kibimas buvo ką tik. O, ir jas, bet neįsikabinęs giliai. Puskiliukas. Tik tai padėjo aną meškerį, iškart kibimas vėl. Vėl ant dešinės metamos link kranto. Nu, žodžiu, žuvis sekliau stovi. Šiaip tai vidurniai dažniausiai ant gylio stovėdavo tie karosai. Vakarai seklumas išeidavo. Bet šiandien ne tas atvejis. Taip, pasiruošiam graibštą, galiu šitas neis į kairę. Teik. Prisrovę važiuoja, spaudžia. Eina. Ratais, čia kvadratais.
Šitas gražesnis negu prieš tai. Ui, op. Techniškai implaukė į graibštą. Nesispardom, nesitaškom. Šitą padedam į šoną. Nu va, dar vienas karosas. Kelintas jau? Net nežinau kelintas, 5, 6. Kažkas tokio. Gražuolis Nemun. Blin, tik tai padėjau aną meškerę, iškart paėmė ant kairės. Ta, kuri gilių užmesta. Ir dabar jaučiu, kad jau nebekuoja. Nebekuoja jau. Nebekuoja. Nu arba kuoja monstrai. Kilograminiai. Karosiukas, karosiukas. Nedidukas karosiukas. Na, iš karto aš tave paleisiu. Biški nuim gazą čia. Po valtim rauna iš karto. Toks va. Karosiukas. Pič. Nu ką, buvau padarę karosai pertrauką kokie valandai laiko ir vėl paėmė. Ir kažkas parvažiuoja. Ir eina į aną pusę, o tada meškerė eina į šitą, o karosas. Karosas. Po pertraukos valandinės. Nu, ateikim su iš tave be graibštų. Mažiau taškymuose. Ramiai. O, koksai. Platus blynas. Pačią lūpą atsikabinę kampuką. Ką, baigėsi mano pašariukas česnakienis. Maišysim karpinio raudono. Pažiūrėsim, kaip į tą reaguos žuvis. Šito likučiai tai likę. Dar vieną šėryklą, jeigu bus, tai bus. Ir kibimukas. Po ilgos pertraukos, po labai ilgos pertraukos. Per tą laiką spėjo orą subjurt. Dabar jau žuvis kimba ant gilesnės pusės. Paskutiniai kibimai. Nenori eiti. Važiuoja jisai savo reikalais. Savo reikalais važiuoja. Kur tu ten eini? Kodėl jie lenda po aną meškerę? Athitra žopai. Ateik čia. Nu, įninka. Ait. Malas į priekį valtis. Nedidukas, bet už tai piktas. Piktas keksas. Piktas keksas.
Paimsim be graibšto. Buvo koksai. O, ir Alanos meškeris buvo kibimas. Kol su šito žaidžiu. Visą laiką taip. Visada taip. Ir Alanos. Šitą padedam. Sėdi ir Alanos. Ai, tokiom bangom užeina kibti. Būreis jie tikriausiai ateina. Nekimba. Net vienos meškerės užeina, visų meškerių kimba vienu metu. To ir žeminukė dar griebs. Nu, dydis jaučiasi, kad nėra didelis. Per rungtynę didesni buvo. Panašus abu karosai. Karosai panašus. Puskilograminiai. Vienas ir kitas. Apie dvi meškerės ištrauktus. Kad tu muistaisi. Va tokie karosiukai. Nu, įsidžiok. Lengvai įsikabino šitas. Dar ir lietus prasideda. Nu ką, baigsim šiandienos žvejybą. Subjuro oras, iškilo vėjas, dar lyt pradėjo. Žiūrėsim, kas čia susigaudė. Kažką paleisim, kažką paliksim. Susigaudė čia tų karosiukų. Kibimas tokiom bangom. Užeina kimba ant visų meškerių, užeina nekimba nė vienos. Sėdi valandą be kibimo, neskaitant kuojų mažyčių. Tokie va karosai. Paleisim šitą, paleisim. Dar keletą paleisim. Mažesnių tų karosiukų. Dar šitą galima paleisti. Nu ir dar šitą. Kupris koksai. Plauk namo. Na ką, o šitos pasiimsim namo. Tai tokia žvejyba.